Pasidalinsiu su jumis 10 aspektų skirtų būtent moteriams, tos, kurios einate sąmoningumo keliu. Kviečiu jais pasinaudoti, pasižiūrėti juos, gal kažką jūs jau taikote savo gyvenime, galbūt ne, galbūt bus įdomu pasižiūrėti, pasidomėti vienu ar kitu aspektu. Tadgi, esu Simona Jonkienė, einu jau tuo sąmoningumo keliu 10 metų. Ir noriu su jumis pasidalinti tai, ką pati naudoju, manau, kad jums taip pat pravers. Tad pirmas iš aspektų, kuriuo norėjau su jumis pasidalinti, tai būtų tuo senu keliu, kuriuo tu eini. Ir jeigu tu šiandien nieko nekeisi, toliau taikysi viską tą, ką žinai ir jokių pokyčių neįsivesi šiandien, tai tavo kelionėje niekas ir nepasikeis. Tu toliau sėkmingai gyvensi taip, kaip gyvenai vakar. Tad atkreipk dėmesį, ką tu nori pakeisti ir tiesiog kokiais būdais tai gali pakeisti. Pradėk tai taikyti savo dienoje, nes dienoje taikant mažus žingsnelius nereikia nieko mesti, nieko palikti. Tiesiog mažais žingsneliais pradėk keisti pamažu, palengva, neskubant, nesiversk per galvą. Ir viskas tau pavyks. Nereikia galbūt tų didelių tikslų tokių išsikelti, kai paskui protas įsigąsta ir mes tada metame ir visiškai nieko nedarome. Tai antras aspektas būtų suprasti, kad taip kaip gyvenau, nebenoriu daugiau gyventi. Pasimatuok savo laimės tą aspektą, įsivertink balais nuo 0 iki 10, kiek tu šiandien esi laiminga. Kokiu balu įsivertintume save. Pavyzdžiui, jeigu tu įsivertini 8 ar 9 balai, tai viskas yra gerai, nes 10 balų įsivertinti turbūt būtų sunku, nes laimės tas pojūtis jis yra siekiamybė. Ir dar galiu būti laimingesnė, ir dar galiu būti laimingesnė, ir tikrai galiu būti laimingesnė. Ir tik klausimas, ką dar galiu padaryti, kad būčiau dar laimingesnė. Tai link to 10 balų mes tikrai galim dar eiti ir eiti ir eiti. Bet jeigu tavo balas šiai dienai yra 4, 3, jaučiuosi nelaiminga, pamiršta, palikta, jaučiuosi vieniša, tai tikrai kviečiu pagalvoti, ar jeigu tu nieko nekeisi šiandien, nieko nekeisi rytoj, ar tu poryt, ar už savaitės tu tikrai nori taip pat jaustis ir toliau nieko nekeisti. Tada pojūtis lygiai taip pačiai nepasikeis. Atkreipk į tai dėmesį. Pasirink, noriu savo gyvenimą keisti, noriu transformuoti ir susiplanuok, daryk žingsnius, kad tikrai gyvenimas keistųsi. Trečias būtų aspektas – susigrąžinti dėmesį į save, į savo vidų. Ir tai yra leisti savo pažinti save geriau. Mes paprasčiausių klausimų kitą kartą nemokam atsakyti. Kokia spalva tavo mėgiamiausia? Kokia gėlė tavo pati mylimiausia? Kokį filmą norėtum pažiūrėti dar ir dar ir dar kartą? Atrodo paprasti klausimai, bet reikia sustoti ir pagalvoti. Tikrai, o kokia spalva mano mėgiamiausia? O kokią gėlę aš norėčiau gauti? Kuri čia būtų ta mano mėgiamiausia? Tad stabtelk ir pagalvok apie save, kiek tu žinai apie save. Kviečiu parašyti rašinėlį. Pati savo apie save, niekam nereikia duoti skaityti, niekam nereikia duoti vertinti, tiesiog pasirašyk, ką tu žinai apie save, kas tau patinka, ko tu nori, apie ką tavo gyvenimas, apie ką tu svajoji, ką nori dar pasiekti, gal kažkokių tikslų turi, planų turi, kaip tu juos įgyvendinsi. Tiesiog apsirašyk savo gyvenimą, susipažink pati su savimi, nes aš žinau, tai nereiškia, kad tu pažįsti save. Žinau, pagalvojau, dabar spalva mano tokia, filmą ten tokį noriu pažiūrėti ir viskas su tom gerai. Ir toliau nenersi į gilį. Rašymo praktikos daro stebuklus. Taip kad kviečiu tave tikrai parašyk, susipažink pati su savim. Tai, kas rašosi, tai rašyk. Kokia tu,
ko tu nori, apie ką tu. Išbandyk šią praktiką. Ir nepamiršk, kad prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą mes galim tik tada, kai pažįstam save. Kai mes bijom pripažinti, kažką bijom pasakyti, mes tekam tą tėkmę, kažkas kažką pasakė, šiandien eisim ten, šiandien važiuosim ten ir tiesiog aš sutinku ir plaukiu pasroviui. O savęs nepažindama, gal aš ten nenoriu, ten man nepatinka, aš to nežinau, neišsiaiškinau ir aš tiesiog plaukiu pasroviui. Kad šito nebūtų, susipažink geriau su savimi. Dėmesys į save, į savo vidinį pasaulį, susipažink. Kuo anksčiau susipažinsi, tuo pradės keistis tavo gyvenimas. Nustoti ieškoti kaltų. Turbūt, kurios pradedame eiti tuo sąmoningumo keliu ir išgirstame tą, kad visi kiti kalti negali būti. Reikia atsigręžti į save ir pažiūrėti, kodėl aš jaučiu, kad jie visi kalti, kodėl aš juos kaltinu, kodėl noriu savo gyvenimą atiduoti kažkam kitam į rankas. Tiesiog išmokstu atsigręžti į save, paklausti savęs, ką mane ši situacija moko, apie ką jinai yra ir tiesiog pasianalizuoti. Pasianalizuoti savo dieną, savo situacijas ir ieškoti sprendimų iš kitos savo versijos. Iš tai, kad jisai nepadarė, jisai nepasakė, ieškau pas save, kaip aš galėjau ištransliuoti kitaip, padaryti kitaip, pasakyti kitaip, kad kitaip suprastų, galbūt nesuprato, ko aš norėjau, todėl nepadarė, kaip aš galiu kitaip ištransliuoti vieną ar kitą sakinį, norą, kad aš būčiau išgirsta ir suprasta. Kalbėjimo menas taip pat yra menas. Kalbėti reikia išmokti be kaltinimų. Taip, galbūt mes užaugom, kad ar padarei, ar parnešiai, ar nepamiršai, su tokiais kaltinimo tom žinutėm, todėl mes dabar bendraujam lygiai taip pat su tom kaltinimo žinutėm. Kad šito nebūtų, reikia išmokti bendrauti. Nesvarbu, kiek tau metų, nesvarbu, su kuo tu gyveni ir kaip tu gyveni, visada galima pradėti mokytis bendrauti kitaip, iš kitos pozicijos. Jeigu reikia pagalbos, kaip, kviečiu parašyk man asmeninę žinutę ir mes pakalbėsime apie tai, kurioje situacijoje, kurioje vietoje tu esi, kaip tu jautiesi ir kur jau šiandien galime kažką pakeisti. Ir jau daryti kitaip, kalbėti kitaip, pažinti save kitaip. Tai tiesiog, jeigu jauti tokį, kad norėčiau, parašyk man žinutę. Na ir keliaujame toliau. Tai kaltų neieškom, atsigręžiam į save. Išeiti iš pretenzijų, kas nepavyksta. Tai irgi yra labai svarbus aspektas, nes galbūt man kažkas nepavyko, neišėjo, aš pradedu kaltinti save, nebepasitikiu savimi. Tai ką mes darom? Ieškome gerų dalykų, ieškome tai, ką mes jau turime, nes kai mums nepavyksta, mes kaltinam kitus, mes nebeatsigręžiam į tai, ką jau turime. Tad kviečiu, išsirašyk, rašymo praktikos daro stebuklus. Išsirašyk, ką tu jau turi šiame gyvenime, ką tu esi gavusi, galbūt dovanų, galbūt nusipirkai pati, įsigijai pati kažką, tai sukūrei pati. Įsivertink, kiek tu daug jau turi. Šitas aspektas man buvo toks pačioj pradžioj, pradedant tą sąmoningumo kelią, buvo labai neaiškus, aš labai nesupratau, man atrodė, kad aš nieko neturiu, aš nieko nežinau apie ką čia, man sakė, kad tu esi laiminga moteris, kiek tu daug visko turi, aš to nesupratau. Tad kviečiu į tai pažiūrėti labai rimtai ir tikrai parašyti, ką tu šiandien turi ir pažiūrėti į tai, kiek daug tu jau turi. Gali pradėti nuo didelių dalykų,
tu gyveni kažkur, tai turi stogą virš galvos, galbūt tu turi ir automobilį, galbūt tu turi šeimą, mamą, tėtį, vyrą, vaikus, įsivertink ir tai ir nueik iki pačių mažiausių dalykų. Mažiausių tai, kad ir tos pačius rūbus turi, ir lovą tu turi, vandenį turi vonią, kur nusiprausti. Tiesiog labai daug prirašyk 100 punktų ir tu pasijausi visai kitaip, kai išsirašysi, kai pamatysi, kiek daug tu turi šiai dienai. Būtinai atlik šią praktiką. Taip, reguliariai kurti naują savo būseną, tą moterišką energiją, skleisti ją. Kai mes atsigręžiam į save, skiriame savo daugiau laiko, daugiau duodame savo dėmesio, tada mes pradedam jausti, kad ir kiti mums nori duoti daugiau dėmesio, skirti mums daugiau laiko. Taip veikia visatos dėsniai. Jeigu moteris savim rūpinasi, visata pradeda ją irgi rūpintis. O kas yra visata? Tai yra aplinkiniai žmonės, kuriuos mes sutinkame. Tiesiog išbandyk tai ir pamatysi, kaip tai veikia. Skirk laiko savo. Tai yra, pagulėk ir vonioje, skirk savo paatostogauti, pasivaikščioti gamtoje, jeigu negali skirti atostogų, ten 3 dienas ar savaitę, tai tikrai užteks ir pagulėti vonioje, pasivaikščioti miške, pabūti su savim, nueiti į kirpyklą, nueiti į masažą. Tiesiog pradėk daryti tokius dalykus, kurių dar nedarei, neskyrei savo laiko. Ir atkreipk dėmesio, jeigu tu guli vonioje, įprastai tu guli kiek? 10-15 minučių, tai dabar pagulėk pusvalandį ar netgi valandą. Pasimėgauk tuo procesu, atsipalaiduok, pabūk, pasidžiauk tuom, kad tu gali sau leisti, kad turi vandenį, gali pagulėti, pasimėgauti tuo. Skirk savo daugiau laiko ir pasaulis atsigręš į tave, norės tau daugiau duoti irgi. Tu pamatysi, jeigu tu eini sąmoningumo keliu, tu pradėsi jausti kažkaip, kad kitaip, tikrai viskas vyksta kitaip. Nes moteris yra jausmai. Ji pradeda jausti, kad kažkas vyksta kitaip. Tad lauksiu komentaruose, pasidalink, kas įvyko kitaip. Nes keliaujame toliau prie kito punkto. Labai yra svarbu kurti ryšį su kitomis moterimis. Mes esame viena dėl kitos. Ta reikia irgi labai suprasti, išjausti, ką tau tai reiškia, viena dėl kitos. Ir reikalingi mums tie moterų ratai, moterų bendrystės, reikalinga moterų palaikymas, kad ir tie patys komplimentai, ar ne, kokia graži suknelė šiandien tavo, ar kokia graži tavo šukuosena šiandien. Mums reikalinga tai girdėti, reikalinga matyti tas grožis, kitas moteris matyti gražias ir, žinoma, atsisakyti bendrauti su tomis moterimis, kurios jums šiandien nepadeda augti, kurios jūs jaučiat, kad laikas atsisveikinti, kad mano kelias yra sąmoningumo kelias ir noriu gyventi kitaip, o kurios nenori keistis, tai tiesiog galbūt pakeisti draugus, drauges į kitas moteris, tos, kurios eina į sąmoningumo keliu. Tada mums yra lengviau augti, tada mes daliname savo augimu ir jaučiamės visai kitaip. Tad apsistatyti žmonėmis, tie, kurie irgi eina sąmoningumo keliu. Tada tu pamatysi, geriau jausies, gausi palaikymą. Ir tiesiog tavo kelias bus lengvesnis dėl to. Moterų bendrystės yra būtina. Ir dėmesys savo kūnui. Nepamirškime sveikata. Sveikata yra pats brangiausias turtas žmogaus. Nepamirškime tai pasirūpinti savo kūnu. Tai yra ir mityba.
Tai yra ir judėjimas, sportas, nebūtinai eiti į sporto salę sportuoti, galbūt užtenka pasivaikščioti, pašokti, eikite į šokius, kuriuos nemėgstate sportuoti. Susirasti savo mėgiamą kažkokią veiklą, kad leisti kūnui pajudėti, išsilaisvinti, galbūt kažkur susikauščiusi, neatsipalaidavusi, o kai mes šokame ar sportuojame, mes tikrai atsipalaiduojame. Taip pat yra vienas geras labai būdas, tai sąmoningo kvėpavimo sesijos. Nenuvertinkite tai. Jūs kvėpuojate sąmoningai, sekate savo kvėpavimą ir kvėpuojant atpalaiduojate savo kūną. Jūs paleidžiate įtampas. Tai lygiai taip pat, kai šokant, jūs judat, atpalaiduojat, lygiai taip pat, kai kvėpuojat, atrodo nejudat, bet jūs ant tiek atpalaiduojat kūną, sekdama savo kvėpavimą ir kūnas atsipalaiduoja, paleidžia tas įtampas. Tai sąmoningo kvėpavimo sesijos yra kažkas tokio, wow, nepaprasto. Atrodo, nieko nedarau, tik kvėpuoju, bet jos yra labai labai galingos. Kas neišbandėte, kviečiu išbandyti, parašykit man. Ir paskutinis punktas tai būtų paleisti prisirišimą prie materialių vertybių. Kai mes suprasime, kad taip aš turiu namus, turiu automobilį, turiu ten daiktus ir kai mes suprasime, kiek mes jų daug turime, nes jau būsime aprašysios, kiek daug aš visko turiu ir tiesiog tai yra mano, tai aš turiu, bet prie jų neprisirišu. Tad nepamirškime ir tokio dalyko kaip išorinis pasaulis atspindi mūsų vidinį pasaulį. Tai tik įėjusios per duris į savo namus, pažiūrėkite, ką jūs matote. Galbūt kilimėlis murzinas, galbūt jisai nudriskęs, nuplyšęs. Pradarius duris galbūt matosi kažkoks tai gėlė kažkokia nuvytusi, ar murzinos grindys, atsilupęs koks nors ten kampelis tapeto. Tiesiog atkreipkite dėmesį pradariusios duris, ką jūs matote. Tai yra tavo atspindys tavo vidinio pasaulio. Tai būtinai atkreipkite į dėmesį. Pasižiūrėkit pradžioj pro laukinės duris įėjusios, tada kiekvieną kambarį pradarykit duris ir pasižiūrėkit, ką jūs matot. Tad kviečiu tikrai pasižiūrėti, atkreipti dėmesį ir tai, kas jau nebereikalinga, atgyvenę, pakeisti kitų daiktų ar paremontuoti, jeigu reikia, tiesiog atkreipkite tai dėmesį. Tada tvarkysitės išorinį pasaulį, tvarkysis vidinis pasaulis. Tvarkysitės vidinį pasaulį, tvarkysis išorinis pasaulis. Taip, kad išbandykite, kam surezonavo bent kažkuris tai aspektas. Tiesiog kviečiu pasidaryti jį, pasidarykit visus, iškart jausitės geriau, būsit laimingesnės. Ir kam rezonuoja, tai kviečiu ir į stovyklą skirtas moterim, kur mes vedame Šventojoje. Ir kviečiame tik 8 dalyvės, kad galėtumėm kiekvienai duoti dėmesio. Ir per 3 dienas moteris grįžta visai kitokios. Nes mes žiūrime į tas problemas, į tuos klausimus, kurie kyla šiandien, sprendžiame juos. Ir moteris grįžta į namus visai kitokios. Jos žino, ką daryti, ką keisti. Jos turi begalę minčių, kurios turi susidėlioti į savo dienas, kad dienos būtų kitokios, kad jos pasikeistų ir kad tą balą pasikelti tikrai aukštesnę. Tai mano tikslas yra, kad moters savivertė būtų aukštesnė. Kai moters savivertė aukštesnė, ji pasitiki savimi, ji prisiima atsakomybę už savo gyvenimą ir tada gyvenimas pradeda keistis. Na, o jeigu stovyklos netinka, tai kviečiu antradieniais į nuotolinius praktinius susitikimus 19 val. Lietuvos laiku. Mes puikiai valandėlę skiriame savo ir atliekame įvairias praktikas. Rašymo, kvėpavimo, meditacijas
Ir taip pat kiekvieną antradienį keičiame savo gyvenimą, keičiame tą balą į aukštesnį balą, nes visada moteris nori jaustis geriau, ar ne taip? Ar tu nenori jaustis geriau? Tad pagalvok, kas rezonuoja, pasidalink komentaruose, susirask mane socialiniuose tinkluose, Instagramas Simonos Akademija, jeigu Facebook'e, tai viskas apie tave ir kviečiu, draugaukime.